Nuostabu, atrodo, kad esam prisijungę laivę. Facebooko laivas, ar ne? Aš truputį pasižiūrėsiu laivę. Pasižiūrėsiu, kaip veikia Facebookas. Ir netrukus noriu pasidalinti su jumis šitą temą apie tikros galios moteriškos priėjimą ir įkūnijimą. Kokia tai yra kelionė, truputėlį duoti įžvalgų, kadangi sekmadienį vesiu webinarą apie tai giliau ir išsamiau ir noriu pakviesti jūs, bet visų pirma noriu duoti intro ir susijungti su jumis čionai ant savo Facebooko sienos. Tai galbūt, jeigu kažkas prisijungsit prie manęs, leiskit žinoti, kad esat kartu, nes kol kas dar nieko nematau, bet matau, kad viskas veikia. Tai svarbiausia. Iš tikrųjų, šitas mano laivas yra toks visiška gyva transliacija, kurią esu įkvėpta dalintis ir kreipiuosi būtent į moteris, lyderės arba siekiančias būti lyderėmis arba esančiomis lyderėmis savo karjerose, savo gyvenimuose, savo bendruomenėse, savo versluose ir būtent kalbėti apie tai, kada ateina momentas, kada žinai, kad turi prieiti daugiau prie savo moteriškos galios arba kada tavo moteriška galia pradeda busti. Ir moteris kalba apie tas fazes, kada jos susijungia su savo moteriška galia ir jos jaučia pojūčius įvairius savo kūne. Tai yra tarsi nežino, kaip valdyti tą moterišką galią, kaip ją nukreipti ir kur teisingai ją panaudoti. Tai aš kalbu apie tai, kad kaip mes ją prieinam ir kur slypi mūsų tikroji galia. Dauguma įsivaizduoja, ir aš taip pat maniau visada, apskritai galia, šitas žodis, jisai yra mano supratimu klaidingai suprastas mūsų visuomeniai. Ir dažniausiai ne tik tai klaidingai suprastas, bet ir mažai žmonių iš tikrųjų turi prieigą prie savo tikros galios, vienas dalykas, o kitas dalykas iš tikrųjų geba ją teisingai valdyti. Aš atsimenu, kada mano buvo pabudimo kelionė ir jinai prasidėjo prieš 11-12 metų ir į mano rankas pateko tokia knyga, kuri tapo vienu iš pamatų, jos mokymų tapo mano mokymais, kada aš vedu moteris per jų mentorystės. Ir tai yra kažkas, nuo ko mes pradedam. Tai aš kalbu apie tai, kad dažniausiai įsivaizduojama moteriška galia ar apskritai galia yra įsivaizduojama, kur yra jėga naudojama, forsavimas, toks tai smarkumas ir protų. Dažniausiai, kada žmonės ir ypatingai moteris, kurios ateina pas mane į mentorystės, į programas, į coachingą, jos būna tose fazėse, kur iš tikrųjų pavargsta nuo vedimo savo gyvenimo ir savo veiklų ir verslo iš galvos ir nori susijungti labiau su savo širdimi ir atverti naują kelią savo lyderystėje, savo moteriško lyderystėje. Ir tai yra apie dalykus susijusius su galia. Tai dauguma moterų, kiek man teko per mano patirtį būti mentoriai, dauguma moterų naudoja galią arba jos nepanaudoja, visai vadinasi neįžengia į savo galios panaudojimą. Ir jinai yra tarsi bijomasi tos jėgos, bijomasi
kas bus, jeigu tu iš tikrųjų panaudosi savo galią. Ir gali atrodyti tokie įsitikinimai arba įsivaizdavimai pas moteris, ar ne, kad viskas tarsi bus kaip upė prasiverštų, kaip vandenynas prasiverštų. Ir ta galia, tas įsivaizdavimas yra gąsdinantis. Ir todėl dauguma moterų, tai kad viena dalis moterų, ją tiesiog laiko kontrakcijoje ir laiko užspaudime, tiesiog bijodamosi, baimindamosi to savo didelės esybės, didelės savo esmės. Ir kitas variantas yra tas, kad dauguma, kita dalis moterų, ir apskritai aš kalbu ne tik apie moteris, bet kada eina kalba apie galios naudojimą, tai dažniausiai yra kitas kategoriškumas, kur yra galia suprantama, kaip tu turi įrodyti savo galę. Ir mums kaip moteriams tai yra labai svarbu, nes saugumas, jausti saugiai pasaulį yra kažkas labai svarbaus. Ir kadangi moteris laikoma silpnąja lytimi visuomeniai, ar ne, ir pasaulį, taip buvo įprastai mokomi žmonės, mes tai buvo mokomi, mums tai buvo sakyta. Vadinasi, mes galvojom, kad visada viską turim nusipelnyti pagarbą, nusipelnyti tavęs girdėjimą, tavęs klausimąsi, kad tu būtum išgirsta, nusipelnyti, kad tu galėtum pasiekti karjeros laiptelius, kad tu galėtum pasiekti tam tikrą algą darbe. Viskas tarsi tu turi pasiimti tai. Ir tai yra jėga, grubiai net paminant savo vertybės ir pačią save, bet mes nežinojom kitaip. Tai dauguma moterų pavargsta nuo to, kada šitas būdas gauti jėga ir forsavimu jų nebetenkina, todėl kad jos jaučiasi, kad tokiu būdu tampa vyriškos, tampa atsijungusios nuo savo moteriškumo, nes iš tikrųjų tai yra tas būdas toksai gauti aš turiu, jisai toksai patino, ar ne, kaip būtų patelė, kuri gauna, o patinas siekia. Ir mes įėjom kaip moteris į tą vyriškos energijos būdą gauti ir gauti klientus, gauti algą, gauti karjeros laiptelius ir visą kitą tarsi, kas nėra mums iš esmės būdinga natūralioj mūsų prigimtyje. Ar ne? Tai mes išmokom daryti sunkiai, jėga daryti, nusipelnyti savo saugumą, ne, užsitarnauti, užsikovoti, jausti saugiai šitam pasaulyje. Ir tada atsijungiam nuo tavo tos esmės, nuo savo tos moteriškos, aš vadinu, sielos esmės, nuo savo tikrosios savasties, kuri yra moteriška siela. Ar ne? Tai aš žiūriu, ar kas nors mane mato, atleiskit žinoti, ar kalba šitas dalykas. Tai jeigu mes matomės pirmą kartą ir jūs žiūrite šitą laivą pirmą kartą, aš noriu trumpai prisistatyti, kad mano vardas yra Viktorija Sage ir mano darbas pasaulyje yra remti moteris, stiprias, ambicingas, talentingas moteris, išsilaisvinti iš suvaržymų jų galiai ir finansiniai laisviai, kad jos galėtų gyventi, atskleisti savo unikalų genijų, kad jos galėtų gyventi tikslą, kuriam jos atėjo. Tai yra padėdamos kitiems žmonėms, tokiu būdu, kur jos klesti. Tai yra be savęs spaudimo, be nuovargio, be persidirbimo, bet iš tikrųjų, kur tu darai prisidėjimą, savirealizacijos veiklą ar pašaukimą, ar misija, ar kažkoks tai tavo žodis būtų, bet taip pat turi gyvenimą savo asmeninį pagal savo sąlygas. Tai aš esu aistringa šitam keliui ir tai yra jaučiu ir atpažįstu kaip mano sielos kelias, mano gyvenimo darbas.
kitaip aš sakau. Tai yra mano gyvenimo darbas padėti moterims įkūnyti tą gilesnę galią. Ir tai yra susiję, galit klausti, apie ką tai yra ir kas tai yra ta gilesnė galia. Tai kaip sakiau, jos yra bijomasi arba jinai yra neteisingai suprasta ir galvojimas, kad tavo galia slypi tavo mąstyme arba valioje. Ne, tai yra veiksme, tai yra vyriškas darymas. Ir kada moteris ateina pas mane, jos ateina pas mane dėl kažkokių kitų dalykų. Ir tai yra būtent tas įkūnymas suverenios galios, kurie ateina ne iš tos vietos, tai yra ne iš galvos. Tai yra įkūnyta galia, tai yra kažkas, ką aš padedu moterims prieiti prie ir patraukti visą programavimą, kurį mes gavom iš vaikystės, iš socialinio programavimo, apskritai iš patyrimo, apie ką visuomenė kalba, ar ne, ir savęs įrodinėjimą ir savo vertės įrodinėjimą, ar ne, kas moteriams labai stipru. Tai reiškia savo savivertės įrodymą. Ir kad jos galėtų iš tikrųjų įsicentrinti labai giliai, tvirtai ir nepajudinamai savo pasitikėjime. Pasitikėjime tuo, kas jos yra, savo nepajudiname vertume gauti geriausią, ką gyvenimas gali pasiūlyti, savo vertume ir pasitikėjime gyventi gyvenimą pagal savo sąlygas. Tai reiškia, kad tu susistatai tokias struktūras tave remiančias, kur tau nereikia pagal kažkieno kito stereotipus gyventi. Tai reiškia, kad tau nereikia gyventi kitų ritmų, kitų tempų ir siekti sėkmės sąvokos, kuri nėra tavo sėkmės sąvoka. Tai yra ateiti į tokią ramybę vidinę, ateiti į tokį aiškumą vidinį, ateiti į tokią galią vidinę. Tai yra ramybė, aiškumas ir galia, kuri yra nepajudinama ir ateina ne iš išorės, bet iš tavo pėdų, iš tavo kojų, iš tavo centro. Tai daug moterų kalba apie tą savo stuburo ir ašies įkūnymą. Kada jos ateina pas mane, labai daug moterų kalba apie tai, kad jos nori įkūnyti savo ašį ir stuburą. Webinare sekmadienį aš dalinsiuosi daugiau apie tai, kas tas yra, kodėl mes kalbam apie tai, kas tas yra stuburas, kodėl mes asocijuojam savo nepajudinamą galią su savo stuburu. Tai kaip aš vedu ir tai yra visa mano patirtis pačios, kai aš sakau, kad tai yra mano gyvenimo darbas, aš pradėjau tai daryti, remti moteris jų kelyje, susigrąžinant savo moterišką galią ir įgalinant save kaip moterį ir kuriant savo savirealizacijos veiklą pagal tai, kas tu esi, ir būnant gerai atlyginamai už tai, ką tu darai, už tą darbą, už tas dovanas, kurias tu darai. Ir taip pat turint erdvės savipriežiūrai, turint erdvės atsigavimui, restauracijai, tavo pomėgiams, tam, kad tu visada jaustumėsi pamaitinta. Ir tiesiog mylinti save ir gerai besijausdama viduje ir tuo pačiu mylinti gyvenimą, kurį tu kuri aplinkui save. Įskaitant tave, įskaitant tavo savirealizacijos veiklą, įskaitant tavo finansinį suverenumą, įskaitant tavo santykius. Ir aš prisimenu moteris, kada aš pradėjau pati savo kelionę, tai buvo prieš 12 metų maždaug tas mano pabudimas prasidėjo. Ir tuo metu aš tikrai jaučiausi kaip gyvenantį išorinį gyvenimą daugiau ir paremta kitų žmonių supratimais ir standartais ir ar ne vėliavėlėmis apie tai, koks tas gyvenimas turi būti, kad tu būtum laikoma sėkminga.
Ir tuo tarpu viduje jaučiausi kaip sukežusi lėlė. Tai buvo mano įsivaizdavimas, tai buvo mano pojūtis, kaip aš jį išreiškiau ir apibūdinau tuo metu. Tai man atrodė, kad aš jaučiausi tuščias, kaip tuščias indas, kaip būtų kokia lėlė numesta ir tuščia vidurė. Tai reiškia, kad aš nejaučiau savo esmės, savo kūne. Ir kada aš galvojau apie kažkokią savirealizaciją ir darymą to, ką aš myliu, aš galvojau, kaip man prieiti prie tų dovanų, nes visos tos dovanos, išmintis, kurią kažkur tai tarsi galiu prisiliesti, bet man atrodė po sunkiais dalykais paslėpti ir visiškai nežinau tos prieigos. Aš žinau, kad aš turiu dovaną, žinau, kad aš turiu gebėjimų, žinau, kad aš turiu įgūdžius stipresnius negu sudėti į knygas, bet kaip atkasti tas dovanas tapo mano tokių ieškojimų. Aš norėjau atkurti tas, išlaisvinti tas dovanas, surasti tą savo savirealizacijos kelią. Ir tada leidusi į ieškojimų kelionę. Ir ta mano ieškojimų kelionė, susijungsiu su jumis, kad nepaklyščiau, leiskit žinoti, ar esam susijungusios ryšyje. Ir ta mano ieškojimų kelionė atvedė mane į Maltos salas. Ir tai buvo stipriausia mano asmeninė transformacija būtent įvyko tose salose. Todėl ir aš nieko nežinojau apie sakralų moteriškumą. Ir tuo metu man pasaulis viskas vertėsi, mano asmeninė transformacija prasidėjo ne iš galvos, tai nebuvo apie ar ne kažkokius ėjimas ieškojimus mokytojų ar važiavimus, tai nebuvo šitas variantas. Mano variantų tai buvo vidinis veržimasis ir pabudimas ir gijimas, kuris turėjo prasiveržti, kur aš buvau užspaudusi savo balsą, savo emocijas, nes aš atėjau iš tokios patirties, kur nebuvau savo gyvenime integravusi savo emocinių žaizdų ir emocijų apskritai, buvau iššaldžiusi tai ir daug moterų yra lygiai taip pat. Tai kada aš jau pradėjau dirbti su moterimis, aš pradėjau matyti, kad daug moterų yra tiesiog iššaldžiusios tai. Ir kai mes iššaldom vieną sritį, pavyzdžiui, savo emocijas, ar neleidžiam jų jausti, arba jas kaltinam, arba jas teisiam, reiškia, mes iššaldom ir savo kitus dalykus gyvenime. Bet kam, ką mes pasakom, ne, aš nejausiu, mes pasakom ne daugiau dalykų. Tai aš buvau pasakiusi ne ašaroms, ne savo silpnumui. Aš buvau pasakiusi tuo metu, uždarau visą tą savo jautrumą ir emocingumą ir tampu tiesiog tokia, kokios iš manęs reikalauja šitas pasaulis. Tai reiškia, aš taip pat prarasiu save ir eisiu ir nusipelnysiu karjeros laiptus ir visus kitus dalykus, prarasdama savo jautrę, jausmingą pusę. Dabar daug moterų, kurios ateina su manimi į mentorystės, jos taip pat, aš matau, turi tą, kai kurios moteris turi nepriėmimą savo emocijų, savo jautrumą ir net nežengimą į tą erdvę ir baimę patyrinėti, nes mes bijom tų emocijų, mes nežinom, kas būtų, jeigu tu leistum ją savo pajausti. Ar ne? Tai būna toksai įsišaldymas. Ir tas įsišaldymas, mes tokioj vyriško energijų ir tai būna šarvai. Tas įsišaldymas atrodo kaip šarvai. Vadinasi, jeigu tu nesijautai saugi savo vaikystėje ar kažkur tai ir įsišaldai ir nusistatei tas ribas, kiek tu būsi atvira, kiek tu savęs parodysi, ar tu jautiesi saugi būti tame gyvenime, ar tu jautiesi saugi būti savimi. Vadinasi, jeigu ne ir nežinai kaip, vadinasi, yra tokie sienos, gynybinės sienos, kur mes atsijungiam nuo santykių, nuo ryšio su savo vidinė prieiga su savimi, bet taip pat ir atsijungiam santykiuose nuo ryšio. Mes neturim ryšio vienas prie kito, nes tada mes bendraujam daugiausiai iš galvos.
ir bendraujam frazėmis paviršutiniškomis. Ir tai nieko nėra bendro su tikrumu, su gyliu, su atsivėrimu, komunikacijai, kur jauties suprastas, išgirstas ir palaikomas. Ir mes tiesiog nepažinojom to pasaulio, kur mes galim jaustis išgirsti, palaikomi, suprasti, matomi tokie, kaip esam. Ar ne? Tai vat, kada mano prasidėjo kelionė į Maltos salas, tada aš susijungiau su tuo, ko nežinojau Lietuvos pasaulyje. Ir tai buvo būtent mokymai priešistoriniai. Aš nėriau į priešistoriją. Man taip viskas tapo įdomu, kaip iš tikrųjų buvo. Kas iš tikrųjų šitam pasaulyje yra. Iš kur aš atėjau, ar ne tie klausimai visi. Iš kur aš atėjau, kur aš einu, kaip aš noriu tai daryti, kaip noriu eiti. Ir mane vedė, vadinasi, asmeninė transformacija, viskas veržėsi per vidinį gijimą ir aš atradau sakralaus moteriškumo mokymus per vieno autoriaus, kuris jau išėjęs, bet aš žinau, kad kaip siela jis yra čia, nes jis yra parašęs begalę daug knygų, jis paliko gigantišką palikimą mūsų pasaulį. Ir toks Francis Javier Aloisio, ir jisai būtent atvėręs tą dieviško moteriškumo supratimą buvo. Ir kalbėjo apie tai, kas tai yra. Ir vienas iš simbolių, kurį aš pradėjau rinkti savo pabudimo kelioniai, tai buvo spiralinis simbolis. Ir aš rinkdavau kriauklytes ir tuo metu nesupratau, kodėl aš rinku tas kriauklės ir man taip įdomu yra tas spiralės simbolis, kuris atradau tuo metu, kad spiralės simbolis visuose šventyklose buvo pasaulyje prieš istoriniais laikais, net tada, kada nebuvo transporto. Tai vadinasi, nebuvo interneto tais laikais. Ir skirtingose pasaulio vietose šventyklos buvo įlietos būtent su spiralės simboliu. Ir man buvo įdomu, kad tas simbolis, vadinasi, yra kažkoks prigimtinis, kažkoks, kuris nepaisant žmonių atstumų, bet visi turi tą ryšį su tuo simboliu. Ir ta spiralė tapo mano savęs ėjimo atgal į save ir susigrąžinimo savo esmę ir ėjimo į išorę atgalinę spiralę, plečiantis savo gyvenime, plečiantis savo misiją. Tai yra pagrindinis evoliucijos simbolis. Spiralė, kai mes sugrįžtam spiralę į vidų ir tuomet tu plėties ir ta spiralė yra begalinė. Ir aš suradau šito rašytojo knygoje, kad ta spiralė taip pat yra save begydančios deivės simbolis. Tai yra, kur mes prieinam prie savo tikresnės, mistinės, gilesnės galios, negu tik tai galvoj. Tai va, tada prasidėjo mano visas dvasinis pabudimas ir kada aš šitą vasarą buvau Prancūzijoje, Italijoje, ne Prancūzijoje, bet iš tikrųjų mano kelias, jeigu mane sekė, tai buvo visada moteriams vesti būtent su sakraliu moteriškumu ir jos įgalinimu, ir mes esam buvusios ir Prancūzijoje, ir kituose vietose, apie kurios yra su sakraliu moteriškumu susijusios. Tai šiais metais aš buvau atsitraukusi į Italiją ir kada vėlgi specialiai važiavau į Italiją tam, kad pažiūrėčiau renesansą, kuris yra paremtas, reiškia, visas menas sukurtas antikinio meno pagrindu. Ir aš norėjau pažiūrėti tos antikinį meną ir tą antikinę išraišką, nes prieš savo pabudimo laikotarpiu, tai prieš 12 metų aš skaičiau apie antiką, apie Romą, apie Graikiją ir man tai buvo įdomus visos deivės, aš tyrinėjau visas deives, Afroditės, Veneras, kurios vis atsikartodavo skirtingose civilizacijose. Tiesiog buvau labai aistringa tyrinėjimui to, kas paslėpta nuo istorijos vadovėlių. To, ko mums nebuvo pasakojama istorijos vadovėliuose. Ir kada dabar nuvykau į Italiją ir vaikščiau po muziejus tenai ir žiūrėjau į skulptūras,
reiškia Renesanso skulptorių paliktas, daug moterų skulptūrų turėjo gyvatę aplinkui šalia savęs. Ir ta gyvatė, jinai yra kažkoks tai simbolis, ar ne? Ir šiaip apskritai tai yra, jeigu tas tyrinėjimas, jeigu nežinau, kiek jūs esat susipažinusios pačios su šituo simboliu gyvatės, gali atrodyti gyvatė, tai moteris gyvatė, ar ne, ir kažkokia tai bloga gyvatė, gyvatė sugundė ten Jevadomą, ir vėlgi su ta gyvatė tokių turim daug negatyvių tokių sąsajų. Pagal visas mistinės ir dvasinės filosofijas ir tą misticizmą, kurį aš atradau studijuodama šitos mokymus, atradau, kad tai yra mūsų tikroji galia, kuris slypi mūsų stuburo apačioj. Ir kada vyksta mūsų dvasinis pabudimas, kad įkūnytumėm savo dovanas, savo išmintį, kad atkastumėm prieigą prie savo tikrųjų dovanų, prie savo tikrosios išminties, reiškia vyksta pabudimas, kai mūsų šita gyvatė aplink stuburo apačią esanti šaknies baziniai čakroj, jeigu iš energetinių kūnų, jinai tiesiog kyla į viršų ir išvalo visą tai, kas mus stabdė, kas mus sulaikė, visą programavimą ir ypač mūsų baimės. Tai kada aš vedu savo moteris, aš vedu taip pat paleisti, peržengti visas gilesnės baimės, kurias jos stabdo nuo įžengimo į savo moterišką lyderystę. Ir tos baimės yra susijusios ne tik tai su šito gyvenimo baimėmis, ne? Tai yra susiję taip pat ir su praėjusio gyvenimo baimėmis, kada mes kaip moteris, ne tik kaip moteris, bet aš specializuojuosi darbę su moterimis, ir jeigu buvo dieviško moteriškumo vedlės, mokytojos, lyderės, bendruomenėse kažkur, kurios vadovavo, net vedė ar ne žmonės, vedė įvairiuose srityse ir buvo taip patraukta, buvo mūsų galia paneigta ir kažkaip tai mes jos išsigandom tos galios, ar ne? Gal mes pačios netai panaudojame, aš esu sakiusi ne vieną kartą. Ir tuomet šitame gyvenime gali būti imprintai, kur tu baiminiesi, nes turi kažkokių prisiminimų, arba aiškiai suvoki, arba tiesiog nežinai kodėl, bet bijai būti savo galioj, bijai būti savo lyderystėj, matomume, kalbėjime apie savo dovanas, kalbėjime apie savo gebėjimus, savo perspektyvos vedime, ir tada mes susimažinam, ne? Arba, kaip sakiau, jeigu tai nėra prieita, tada moteris dažniausiai būna ties širdimi ir ją pačią nejautru. Ir visas, ką tu bandai pasiekti gyvenime, tada eina iš savęs įrodinėjimo, iš to, kad tau reikia daugiau sertifikatų, daugiau pasiekti gyvenime, tam, kad tu įrodytum savo prigimtinę vertę. Ir kur tu niekada nejauti pasitenkinimo. Tu visada sieki, bet nepaisant to, kiek sėkmės laiptelių tu pasieki, tas vidinis stuburas, jis vis tiek nesijaučia stabilus. Tai kada dirbu su moterimis, mes einam būtent į tai, kad kada tu susijungi su savo tikrąja galia ir atveri prieigą ir išvalai tas baimės, kurios tave suvaržė ir stabdė, ir ne tik tave, bet ir tavo dukras, tavo vaikus, tiesiog visus. Aš tikiu, kad visas tikrasis išsilaisvinimas ateina būtent per mūsų sakralią moteriško energiją. Ir kada mes gebam prie jos prieiti, ir reiškia, mes prieinam prie naujos galios. Tai moteriškumas buvo parodyta kaip silpna, aš manau, kad jinai yra labai stipri ir labai galinga. Ir kurti yra čia įtaką ar prisidėjimą
ir susigrąžinti savo vertumą, būti gerai atlyginama ir klestėti, ir kurti gausą, ir dauginti kitų žmonių gyvenimus, ir apskritai savo pačios gyvenimuose. Aš tikiu, kad yra moteriškumo pakilimas, aš tikiu visą šitą filosofiją, kurią dėsčiau ir paskutinius 10 metų. Ir kada susijungi su šita įkūnyta baze, tavo visas išorinis plėtimasis gyvenime, reiškia tavo versle, tavo pastovėjime už save, tavo įkainojime, tavo savivertei, tavo gyvenime savo sąlygomis, kad tokiu tempu, kuriuo tu nori, o ne tokiu, kuriuo tave varo kiti arba lyderystės standartai, sėkmės standartai. Tai ateina iš vidaus. Ir kai tu turi šitą nepajudinamą ramybę, aiškumą ir galią, kuri ateina iš vidaus, tada tu tvirtai vedi savo gyvenimą ir jį plėti ir atsiskleidi pati savo unikalume, drąsiai ir su pasitikėjimu. Ir su tuo, kad tai ateina iš vidaus, tau nebereikia patvirtinimo, tau nebereikia įrodyti savęs. Tu tiesiog darai, būni tuo, kas tu esi, darai tai, ką tu esi čia daryti ir kuri tai, ką tu nori sukurti ir mėgaujiesi tuo. Tai va šita prieiga yra tokia, į kurią aš noriu pakviesti jūs daugiau panerti ir pasakyti, kas blokuoja, kokie dalykai realiai apčiuopiami, nes čia aš daviau bendrą supratimą, prie ko, kaip tai atrodo, ne, toksai bendras gilesnis suvokimas. Bet darbe su moterimis mes prieinam įvairius niuansus praktinius gyvenime, ar ne? Ir tai prasideda nuo pasitikėjimo savo intuicija, gebėjimo atpažinti, ar tai tavo vedimas kalba, ar tai kalba tavo baime, ar tu gali sekti savo širdimi su pasitikėjimu, ar tu perduodi galią kažkokiems išoriniams dalykams, ar tu žiūri į autoritetus, ar ne, ar tu palaikai savo vidinį autoritetą, ar tu nugalini save prieš kažkokius santykius ir padarai save mažesnę, ar tu gali palaikyti lygybės santykius, o galbūt tu peraugi į virš subordinaciją, nes tu bijai būti savo sulygiuotoj galiai. Todėl visada darai save didesnė ir visada turi siekti, ar ne? Tai yra, kada mes neturim tvirto vidinio autoriteto, tai yra apie pasitikėjimą tavo kūrybomis, tavo dovanomis, tai yra apie ribų nustatymą, kad niekas ant tavęs neliptų ir neaiškintų, ką tu turi gyvenimą daryti, kad tu galėtum kurti gyvenimą taip, kaip tu nori ir nesusitelkti su fokusu į savo veiklos kūrimą arba vystymą. Tai yra apie gebėjimą nustatyti ribą savo versle, savo klientams ar kolegoms, kur tu iš tikrųjų pradedi pakilti pasitikėjime savimi ir savipagarboje ir orume ir vertume. Ir vien jau šitai, kada tu vibruoji šitą naują būseną, nes viskas visatui, ką mes norim pritraukti, ateina iš to pojūčio viduje, ar ne? Tai jeigu mes neturim tos bazės viduje, to pojūčio viduje, tai taip, tau reikės sunkiai viską daryti, tau reikės nusipelnyti, sunkiau daryti, bet jeigu tu turi tą esmę savo įkūnytą tvirtą, tu pradedi pritraukti atitinkamos kokybės santykius, atitinkamos kokybės partnerius, atitinkamos kokybės pasiūlymus, atitinkamos kokybės gausą finansinę, vien todėl, kad tu susigrąžinai tai savyje. Ir tai yra susiję taip pat su pykčio proveržiais, kada moteris nežino, ką daryti su pykčiu, ar neapykanta, ar pavydu, ką daryti su tais atvejais, kada tavo seksualinė jėga yra bundanti ir daug moterų, kada jos turi tą pabudimą moteriškos jėgos ir lyderystės,
jos nukreipia savo moterišką seksualinę jėgą į seksualinių partnerių ieškojimą ir praranda savo galią. Tai aš mokau stabilizuoti tai, kad tu galėtum ją nukreipti visų pirma į pamatų sukūrimą savo kūrybai, savirealizacijai, savo pačios gyvenimui, tai yra susikurti savo karalystę, kur tu tuomet gali pritraukti partnerį, kuris atitinka tą standartą tavo savivertės, tavo pasitikėjimo ir vertumo. Ar ne? Tai yra labai daug klausimų ir aš kviečiu jūs prisijungti prie manęs, jeigu tai skamba, jeigu tai yra dalykai, kurie tau atliepia ir tu ieškai šiuo metu, kaip galėtum prieiti daugiau prie to pasitikėjimo savimi, pasitikėjimo savo moteriška jėga, moteriška energija, kad tau nereikėtų visko daryti ir pasiekti ir užsitarnauti per sunkų juodą darbą ir vien tik tai iš galvos mąstyti kaip, bet kad tu galėtum turėti tas prieigas, kur natūraliai pas tave ateina duotybės, natūraliai ateina žinojimas ir aiškumas, kokio veiksmo turi daryti ir tu gali tai daryti drąsiai. Jeigu tau tai skamba, aš kviečiu tave pasikalbėti su manimi webinare, kur panersim giliau, grupėje uždaroje. Webinaras vyks Zoom ir aš įkelsiu nuorodą registracijos po šito video. Sekmadienį Lietuvos laiku 18 val. Webinaras vadinasi Atrakink savo suverenę moterišką galią. Ir jame pasidalinsiu, kas tave stabdo nuo sekimo, nuo pasitikėjimo, kas tave, kokios praktikos yra, kurias gali praktikuoti tam, kad susijungtum daugiau su savo moteriška energija, kad galėtum vesti savo verslą ar veiklą ar karjerą su didesniu lengvumu. Ir pasidalinsiu daugiau savo asmeninės istorijos miksų su patirtimi savo kaip mentorės, moterų mentorės, ką aš atradau per mentorindama 10-metį pastarąjį moteris ir kokios tos yra einamosios problemos ir iššūkiai, be ko moteris mes negalim pajudėti į verslą. Tai kada šitą vasarą aš buvau Italijoje ir man atėjo tie simboliai ir privačiose mentorystėse iškildavo tie klausimai, moteris vis atneša, kaip aš galiu būti savo stuburę, kaip aš į abejonę savimi, kodėl aš vis įkrentu į tas emocijas. Arba vėl įėjimą į tas strategijas ir sieki kažkaip forsuoti, arba turėjimą manipuliuoti ir prarasti save, aš pamačiau šitas temas ir tiesiog supratau, kad net negaliu atidaryti savo magnetiško verslo lyderystės programos grupinio coachingo anksčiau, negu aš pakalbu su jumis apie tuos dalykus, kurie yra baziniai. Nes aš vedu moteris taip pat ir į verslo ir veiklos vystymąsi, bet kalbu apie tai, kad vien tik tai strategijos nestovės savaime, jos nukris nuo tavęs kaip nuo žąsies, kaip ten sako, ar ne, vanduo, arba nuo keptuvės, ar ne, taukai, tai tiesiog nuslys, nes bus sunku tą išorinį gyvenimą pastatyti, jeigu nėra stiprios vidinės energetikos ir būsenos. Tai va, šituo būtent yra paremtas mano darbas. Aš remiu moteris visų pirma gilėti jų pasitikėjime, jų bazėje, jų unikalioj esmei, tam, kad jos galėtų plėsti savo gausoje, savo versle, savo lyderystėje, priklausomai nuo to, kur jos yra, savo sąlygomis. Ir pakalbėsim tuomet daugiau, aš laukiu jūs pamatyti šitam susitikime ir pasikalbėsim būtent apie tai, kaip pirma turi būti teisingi dalykai prioritetizuojami ir stabilizuojami, nes norėdamos nukeliauti į tą viziją, kur gyveni savo savirealizacijos veiklą, kur myli, darai tai, ką tu myli, žinai savo darbą, nebejodama. Iki to yra kelionė ir kaip kalbėjau pradžioje, aš irgi nežinojau, kas tai yra, nereikia prieiti prie to. Ir tai yra kelionė. Ir reikia žinoti, ką turi prioritetizuoti. Ar tau prioritetizuoti verslo, susirinkti visokias struktūras ir strategijas ir tuomet būti pasimetusiai dėl to,
vis tiek nesijausti to bazės ir pamato, ar tu visų pirma nori stabilizuoti save ir tuo metu augti savo lyderystėj ir savirealizacijų ir tiesiog pagaliau jaustis pilna, brandžia moterim ir suverenia moterim, vietoj turėjimo visada jaustis kaip maža mergaitė, kuri turi arba įrodyti save ar savo vertumą, arba turi eiti į kontrakciją ir susispaudimą. Tai mylimos, jeigu tai skamba, laukiu pasimatyti sekmadienį Lietuvos laiku 18 val. Registracija yra nemokama ir pasimatysim tenai tuomet. Įdėsiu į nuorodą po šito video. Sakau iki.